Va šita patirtis ateiti į stovyklą, kur vadovai yra labai palaikantis ir priema tuos vaikus tokie, kokie jie yra. Čia lengva nėra, bet reikia tikrai paskatinti ir viskas gerai, jie čia gauna tiek emocinę, tiek fizinę iškrovą. Puikiai veikla ir labai rekomenduoju visiems lankyti ir dalyvauti. Jei pasirašė išmokti? Labas, mano vardas Vytautė, mano vardas Gabriela. Labas, mano vardas Austėja ir man 9 metai. Aš jaučiausi, truputį nedrąsiai. Aš nesitikėjau, kad čia bus iš mano grupės vaikų. Čia, susidraugavau su trenerė Guoda ir šiaip su kitais šokių treneriais. Tai labai patiko visas dienas šok, nes kiekvieną dieną gali pabandyti naują stilių, kurio gal nesibandęs ir pažiūrėti, ar jis tau patinka. Man labiausiai įsiminė betlai, kaip reikėjo šokti. Pirmiausia, buvo labai baisu, bet antrą dieną ne taip. Man tai labiausiai patiko piešti plakatus ir žaisti į žaidimus. Čia pirmas kartas, kada aš šokau visokius stilius. Aš tokias namuose nešokau. Aš tik šokau ten biški breiką namuose, bet ir taip gerai nemokėjau. Ir va, o čia aš atėjau ir visus stilius pabandžiau. Mano vardas Vytautas, aš esu Vytautės tėtis. Pagrindinis dalykas, kad jinai grįždavo kiekvieną dieną puikios nuotaikos, sakydavo, kad diena praėjo gerai, kad jinai rytoj vėl nori dalyvauti stovykloje. Įspūdžiai buvo didesni negu nuovargis, tai tuo labai džiaugiamės, o rezultatus matėme kiekvieną vakarą. Labiausiai įsiminė galbūt, kai ėjome į miestą ir valgėm ten gamtoje. Man irgi labiausiai patiko piknikas, buvo labai faina valgyti lauke, grynam ore. Aš iš karto galėčiau sakyti, kad tikrai nebijokit ateiti į visas stovyklas. Čia labai linksma, čia yra labai faini treneriai ir tu išmoksti daug stilių. Labai čia linksma. Tikrai tu susiras naujų draugų. Bandykite, tėveliai, žiauriai gerai, vaikai labai patenkinti, išsikrauna, grįžta namo be jėgų, bet labai patenkinti. Norėjo baigytis.